Kaip praeiti sunkumus, nepasiduoti nerimui, užgriuvusiam liūdesiui. Manau, kad tai yra kiekvieno žmogaus kiekvienam žmogui kylantis dažnas klausimas. Dažnai atsitinka, kad atrodo gyvenu su viešpačiu, bet dienos klostosi ne taip, kaip laukiu, ne taip, kaip atrodo Dievo pažaduose sakoma ir niekaip nesuprantu, ką turiu daryti, kaip praeiti ir gyventi ne tame, taip sakant, liūdesy, bet viešpats aiškiai sako džiaugsme, jis sako visuomet džiaugtis. Ir šiandien noriu su jumis kalbėti apie tai, kaip džiaugtis, kai atrodo aplinkybės visiškai nedžiugina. Tai yra paprastas žodis depresija. Kaip neįgrimsti į depresiją, į liūdesį, į nerimą, kaip iš jo išeiti arba kaip jame neatsidurti. Dievas, mūsų viešpats, aiškiai moko ir sako, kad tegu nebūgštauja mūsų širdis, tegu neišsigąsta. Ir tai yra aiškiai mums žmonėms nurodymas. Ar kita rašto vieta sako, pakeliu akis į kalnus, iš kur ateina mano pagalba. Ir iš karto Dovydas sako, kad mano pagalba ateina iš viešpaties, kuris sukūrė žemę ir dangų. Vadinasi, aiškiai suprantu ir turiu turėti vidinių jėgų nukreipti savo mintis ir žodžius į tai, kad į Dievo pamokymus. Nes Dovydas aiškiai 121 psalmėje sako, kad iš kur jam ta pagalba gali ateiti. Vadinasi, jam reikėjo pagalbos. Vadinasi, buvo labai sunku ir Dovydas žinojo, kad ta pagalba, jis žinojo ir ne tai, kad tik žinojo. Vadinasi, jis taip mąstė, jis tuo tikėjo, jis tai kalbėjo, kad jo pagalba jam situacijoje ateina iš viešpaties. Ir tas viešpats ne šiaip sau koks, jis sutvėrė žemę ir dangų. Jis kalba apie Dievą, ne apie problemą, o apie viešpatį. Kas yra depresija, va tas liūdesys? Tai yra mintys, kurios tampa žodžiais, žodžiai jausmais, jausmai veiksmu, įpročiu ir net gyvenimo būdu gali tapti. Tai todėl Dievas ir paliko mums savo žodžius, kad ne liūdėsi mąstytume taip, kaip atsitiko, blogai atsitiko, nežinau, kodėl taip atsitiko. Ir pilna gali būti klausimų, į kuriuos aš neturiu šiandien atsakymų. Bet žinot, toje aplinkybėje, kaip 121 psalmėje viešpats ir sako, Dovydas sako, pakeliu akis į kalnus, į tas problemas, atsimerkiu ir vien problemos, nes man sukasi vien tos pačios mintis, kurios mane liūdina. Bet Dovydas iškart sako, kad mano pagalba ne iš čia ir aš čia nerasiu atsakymų tame kalne arba toje problemoje. Ir žino, kad atsakymą rasiu viešpatyje, kuris sutvėrė žemę ir dangų, kuris yra budrus mano sargas. Vadinasi, akivaizdu, kad aš keičiu savo mintis ir mąstymą. Tai reiškia, aš pildau savo mintis Dievo tiesa. Ir va čia ir yra nuolankumas, kad aš ne tai, kas man skaudina, ne tai, kas man labai liūdna, ne tai, ką aš matau, kas vyksta, dabar tame pasilieku, bet pasilieku tame, ką viešpats sako. Ir dar Petro pirmam laiške sako, viešpats. Ir ne tik tame Petro laiške, daugelį rašto vietų sako, bet pacituosiu 1 Petro laišką, kad meskite ant viešpatės savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Ir rūpinasi rašo esamuoju laiku.
Viešpats aiškiai sako, kad šiandien ir dabar jis manim, jis tavim šiandien rūpinasi. Dabar rūpinasi. Bet tas ir yra nuolankiai, aš turiu tai priimti. Ir čia sako, tad nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metui atėjus. Kad aš galėčiau mesti rūpesčius, tai reiškia savo mintis pakeisti ir keisti ir pildyti Dievo žodžiu, man reikia nusižeminti. Nusižeminti iš savo išdidumo, iš savo supratimo, iš tai, ką mato mano akis. Aiškiai sako, ką reikia padaryti. Tau žmogau, man, Gitanai, reikia nusižeminti, nustoti mąstyti problemą kitais žodžiais, nustoti mąstyti, kodėl taip atsitiko. O mąstyti, kad Dieve, aš tikiu, kad tu esi ir tau atiduodu tą rūpestį, tą klausimą, tą situaciją. Aš nežinau kodėl, bet aš atiduodu tą situaciją tau ir žinau, kad Dievą mylinčiam viskas išeina į gerą. Viešpatie, kad tu esi mano paguoda, mano pagalba, kad tu atgaivini mano sielą, nes 121 psalmė ten taip ir rašo, kad jis atgaivina, viešpats saugo tave nuo viso pikto ir kad jis gaivina tavo sielą. 121 psalmė tikrai labai linkiu visiems dėtis į savo mintis, į savo protą. Tai yra absoliutus, nuostabus pavyzdys, kaip Dovydas sunkumuose ne problemą kalba, bet kalba apie Dievą ir Dievui. Apie Dievą kalba, koks jis yra, ir kalba Dievui. Ir jis sako, kad viešpats yra sargas, taip, jis mane saugo. Ir kad man neatsitiks nieko nei dieną, nei naktį. Jis jau yra problemoje Dovydas, bet jis tvirtina tai, ko jis laukia. Jis laukia žiūrėdamas į viešpaties, į Dievą, jį pažindamas. Sako, man nieko neatsitiks nei dieną, nei naktį, nes tu viešpate mano budrus sargas. Viešpats saugo mane dieną ir naktį. Viešpats saugo mano sielą, mano įėjimą ir išėjimą. Kur aš beičiau viešpate, tu saugai mane, tu man padedi. Bet tai aš privalau priimti, nusižeminęs, nusiėmė savo supratimą, išdidumą ir atsisakydamas tų liūdnų aplinkybių minčių. Nebereikalo yra Dievo kaip nurodymas, kaip įsakymas, mes dažnai apie tai kalbam, kad kai mes priimam viešpatį į savo širdį, nuo to momento mes privalom, tai būtina, kaip nurodymas, keisti savo mintis ir protą, atnaujinti savo protą Dievo žodžiu, kad galėtume ištirti, suvokti, kokia gera ir tobula Dievo yra valia. Nežiūrint, kad labai sunkios aplinkybės gali būti mūsų gyvenimo kely, bet Dievas vis tiek yra, jis yra geras mūsų gyvenimo prižiūrėtojas. Šiandien noriu jums toliau kalbėti apie tai, kad nepasiduotumėt nerimui, tiem jausmam, kurie iš jūsų tam tikrų negatyvių aplinkybių susikūrė, bet save disciplinuoti, mąstyti, būti įsitikinusiems, kad Dievas yra su jumis, kokia bebūtų aplinkybė. Pavyzdžiui, kažkas, kaimynas ar šeimos narys nepagarbiai su jumis elgėsi, nepagarbiai kažką atsakė. Ir ne tą dabar mintį visą dieną sukti, ir ne tai, kad mintį, dar visą savaitę apie tai kalbėti. Sau priminti, dar kitiem pasakoti tą istoriją. Bet nuspręsti, kad Dieve, aš dėkoju tau, kad tu tą žmogų myli, kad tu to žmogum rūpinasi, kad tu mirei ir už šitą žmogų, ir šitą žmogų man labai brangu. Aš dėkoju tau, Dieve, kad tas žmogus keičiasi į tavo atvaizdą ir pavydalą. Ir žinot, kai jūs į tą pusę nukreipsite savo mintis ir žodžius, jums ateis ramybė. Ramybė, kuri yra vaistas
Nes 4 patarlėj, man atrodo, Viešpats sako, kad visų stropumu saugokit savo širdį, nes ji yra, paskaitysiu, kad būtų aiškiau, ką noriu pasakyti. 4 patarlė, tuoj vieną sekundėlę. 4 patarlė sako, saugok Dievo žodžius, nes jie yra gyvybė tiems, kurie juos randa, ir sveikata visam jūsų kūnui. Dievo žodžiai yra sveikata ir yra gyvybė tiem, kurie randa Dievo žodžius. Vadinasi, kai jūs su aplinkybėje prisiminsite Dievo žodžius ir juos kalbėsite ir mąstysite apie žmogų, kuris jums nemandagiai pasielgė, nepagarbiai, įžūliai, jūs apie tą žmogų neblogą mąstysite, o mąstysite remdamasis ir žinodamas, kaip Dievas mąsto, kad Dievas sako, kad jo žodžius mąstyti ir kad jo žodžiai tai yra gyvybė ir sveikata, ramybė visų pirma jums patiems, jūsų sielai ir kūnui. Ir sako, tada visus stropumus saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė. Lygiai tą patį Jono 14 skyriui Viešpats sako, tegu nebūgštauja tavo širdis, tegu neišsigąsta. Širdis, priminsiu, mūsų vidinis įsitikinimas. Jis gali neišsigąsti, nereaguoti į tam tikras aplinkybės. Mūsų širdis gali nereaguoti tik tada, kai mes sugebam ir kreipiam savo mintis, savo protą į Dievą, į Viešpatį ir jame tvirtinamės. Ir suvokim, kad mūsų pagalba, mūsų ramybė, mūsų džiaugsmas, mūsų atsakymai ateina iš Viešpaties, kuris sutvėrė, sukūrė žemę ir dangų. Taigi, kad nepasilikti liūdesy, tai reiškia depresijoje, tai reiškia, kad jos neatsitiktų, mums sunku taip, kaip čia pasakyti, nuo to apsisaugoti. Bet mes galim mokėti ir išmokti reaguoti, kaip nereaguoti. Tai reiškia, kaip nereaguoti tam tikroje aplinkybei. Mes aplinkybių negalim išvengti. Mes galim apsisaugoti, kaip aplinkybei nereaguoti. Arba, kitaip sakant, kaip tinkamai reaguoti. Tai reiškia, neįsileisti nerimo minčių, saugoti savo širdį, nes mes kiekvienas turime jėgų nukreipti savo mintis, nes Viešpats mums davė ne baimės dvasią, bet jėgos dvasią, tinkamai mąstyti Dievo žodžius, ne apie problemą kalbėti, bet kalbėti su Viešpačiu ir kalbėti atsakymus, ne problemą. Tai reiškia kalbėti tai, ką Viešpats sako. Ne aplinkybės kalbėti. Viešpats aiškiai sako, nustok kalbėti aplinkybės. Kalbėk su manim ir tai, ką aš sakau aplinkybėm. Tai reiškia, kalbėk šitam kalnui. Taip? Tai mes turime mokytis, kalbėti kalnui, ne apie kalną, ne apie problemą, o kalnui kalbėti, problemai kalbėti, kaip turi būti. Ir kituose susitikimuose, įrašuose tikrai pratęsiu apie tai diskusiją, kaip nepasiduoti, kaip kalbėti problemai, kaip dėkoti Viešpačiui, kad jis yra mūsų gyvenimo prižiūrėtojas ir jis tikrai toks yra. Taigi dėkojam tau Viešpate, kad tu prižiūri mūsų gyvenimus, tu turi atsakymus į visus klausimus, tu geras mūsų Viešpats, Dieve, ačiū tau Dieve, kad tu mokai mus, saugai mus, apjuosi mus savo jėga, darai mūsų kelią tobulą. Mes dėkojam tau Viešpate, už kiekvieną dieną Viešpate, dėkojam tau, kad tu nuo ryto iki vakaro esi su mumis Viešpate. Dėkoju už kiekvieną žiūrovą, dėkoju už jūsų namus, už jūsų šeimos narius, už jūsų brangius jums žmonės, dėkoju Viešpačiai. Tiesiog mokykimės toliau pažinti gyvąjį Dievą, disciplinuokime savo įpročius, savo pasirinkimus ir tegu mūsų gyvenimai būna
Dievo šloviai ir Dievo garbei.